Tai ką, sveiki, kas dar prisijungia. Manau, galime jau pradėti. Tai mūsų naujoji kryptis yra Kipras. Šiandien pakalbėsime apie išskirtinius mūsų viešbučius, taip pat pagrindinės mūsų partnerių siūlomas ekskursijas bei įdomius faktus. Išskyrėme 5 priežastis, kodėl verta aplankyti Kiprą. Tai čia saulė šviečia daugiau negu 300 dienų per metus, kas reiškia, kai jums tik reikia to vitamino D, tikrai galite bet kada nuvykti ir pasilepinti šiltu oru. Kipras siūlo daugybę istorinių ir kultūrinių objektų, ką galite pamatyti, tiek įvairiausių gamtos paminklų, 2-3 amžiaus bažnyčių ir panašiai. Gamta tikrai yra įspūdinga, turi pasiūlyti Kipras tiek gražius paplūdimius ir Viduržemio jūrą, tiek ir kalnus, kur galima slidinėti žiemą. Na, žodžiu, ir šiltų pramogų, ir šaltų. Kipras garsėja savo ypatingą Viduržemio jūros virtuvę. Tai halumis sūris vienas populiariausių, suvlaki ir jūrinis delikatesas aštuonkojis. Taip pat Kipras garsėja ir savo vynų kolekciją, tai kiekvienas norintis išbandyti tikrai turės progą. Na ir tai yra tikrai ideali šalis aktyviams keliautojams, kadangi, kaip minėjau, yra ir kalnų, jeigu norite vykti į kalnus, yra ir įvairiausių paplūdimių, kur galite apvažiuoti visą Kiprą ir pamatyti daug skirtingų gražių vietų. Mūsų 5 top siūlomas ekskursijas yra Senovės pasaulis, kurio metu sustosite Limasolyje, aplankysite Limasolio senamiestį bei Limasolio mariną. Tai Limasolė yra viena garsiausių Kipre marinų. Taip pat yra Limasolio Venecija, tokia vadinama, kur miestas ant vandens, rajonas. Taip pat bus sustojami pietus, kurie nėra įskaičiuoti kainą, o išvyka truks visą dieną. Sekanti ekskursija yra Famagusta, Saliamis ir Vaiduoklių miestas. Tai Famagusta per turkų karą su Kipru buvo okupuota ir nuo to laiko jinai yra apleista. Joje galite tikrai pamatyti nemažą miestelį, kuriame nėra nei vieno gyventojo. Taip pat aplankysite Švento Nikolo bažnyčią, turėsite šiek tiek laisvo laiko turkiškame turguje. Noriu paminėti, kad šiai ekskursijai, kadangi jūs vyksite į turkų okupuotą pusę, jums reikia arba paso, arba ID kortelės. Tačiau ID kortelė tinka tik tais ES piliečiams. Tiems, kurie nori patirti tą tikrąją Kipro kultūrą, siūlome Kipro naktį. Tai jos metu būtent susipažinsite su tikrąją Kipro kultūrą, lankysitės fermoje Skarinau kaimelyje. Ragausite įvairiausių patiekalų, tai kaip minėjau, halumis sūris, zibanija, alyvagės. Turėsite progą paragauti tradicinį komandariją vyną, o pietų metu ragausite suvlakį, vietinės salotas, avienos kepenis ir daugelį kitų patiekalų. Urvų gyventojų safaris džipais. Ekskursija trunka pusę dienos, tačiau turėsite galimybę pamatyti gamtinius urvus ir tiltus. Taip pat sustosite prie žymiojo Love Bridge meilės tilto Ajanapoje ir užkilsite į Kapi Greko viršūnę, iš kurios matysis graži Viduržemio jūros panorama. Na, o šeimoms su vaikais labiau siūlome piratų kruizą Juodoji Perla. Jo kapitonas yra pats Džekas Sparrow, laive vyks lobių paieškos, tad šita ekskursija tikrai tinka ir suaugusiem ir vaikam, kadangi kiekvienam bus tikrai ką nuveikti. Taip pat bus įskaičiuoti pietus, kelionė truks pusę dienos ir dar sustosite vienoje arba 2 vietose pasimaudyti.
Skyrėme įdomius faktus apie Kiprą, ką vertėtų galbūt žinoti. Tai čia eismas vyksta kairiąja pusė, kadangi Kipras ilgai buvo Britų imperijai, tai ten taip ir pasiliko, kad elektros kištukai taip pat yra ne kaip pas mus, tai yra britiški, o kištukų adapterius tikrai galite įsigyti kiekvienai parduotuviai. Kiprė yra labai daug mini-market parduotuvių, o tie kištukai kainuoja apie €50. Ir šiaip, manau, praverstų juos turėti. Valstybinė kalba yra graikų, sostinė yra Nikosija ir Kipras, kaip minėjau, yra padalintas į 2 dalis. Tai šiaurinis Kipras yra Turkijos valdoma teritorija, o pietinis Kipro Respublika. Taip pat yra keletas regionų, kur galite pasijusti lyg Jungtinėje karalystėje, kadangi nuo seno ten yra išlikusios Britų bazės karinės, tai važiuojant būtent pro tas bazės, tuos miestelius, tiek architektūra skiriasi, ten pagrinde gyventojai yra Britai, tai toks visiškai skirtingas regionas negu pačiam Kipre. Ir labiausiai paplitusi čia religija yra stačiatikių. Mūsų kaip Džiovina stiprybės Kipre, tai turime daugiau negu 10 metų patirtį organizuojant keliones į Kiprą. Mūsų Delta Wings Leisure partneris įsikūręs jau 30 metų, tad tikrai rodė savo patikimumą. Ko galime pasidžiaugti, tai kad turėsime lietuviškai šnekančius gidus, kurie atstovaus klientus viešbučiuose, taip pat ir ves ekskursijas. Kipre atrinkome labiausiai dėmesio vertus viešbučius, kurie atitinka kokybės ir kainos santykį. Na ir mūsų naujas, nebelabai naujas, bet projektas Gidas kišenė, kuris padės klientams kelionės metu nuo 9 ryto iki 9 vakaro kiekvieną dieną. Tad jeigu kažkas nutiktų, kažkiek klausimai iškiltų, visą laiką galite rašyti. Mūsų skrydžių programa bus vykdoma 2 kartus per dieną, nuo kovo 29 dienos iki spalio 25. Pirmadieniais, penktadieniais. Ir skraidinsime keleivius su aviakompanija Wizz Air, kuri orientuojasi į ekologiškas kuro alternatyvas, gamtos teršalų mažinimą. Wizz Airas buvo pripažintas 23 metais kaip žaliausia avialinija pasaulyje, tad tikrai ekologiška avialinija. Labai didelis pliusas mūsų keliautojams yra tai, kad bent vienas iš įgulos narių visą laiką skrendant iš Vilniaus šnekės lietuvių kalba. Į bilieto kainą skaičiuotas 20 kg registruotas bagažas ir 10 kg rankinis, o kūdikiams priklauso 10 kg rankinis bagažas arba vežimėlis sulankstomas. Kalbant apie rankinį bagažą, kaip sakiau, 10 kg, tačiau išmatavimai jo yra čia. Tai galėtų būti tik tais maža kuprinė, moteriška rankinė ar kompiuterio dėklas. Lagaminukų kaip rankinių bagažų neštis negalima, tačiau jeigu norite tai padaryti, galite susimokėti oro uoste 50 € mokestį ir tuomet galėsite neštis lagaminuką ir kuprinę su savimi. Taip pat akcentuoju, pažiūrėkite išmatavimus rankinio bagažo, kadangi oro uoste gali būti paprašyta jūsų pamatuoti rankinį bagažą. Jeigu jis netilptų, tokiu atveju irgi reikėtų susimokėti 50 €. Visas paslaugas keleiviai gali įsigyti patys oro uoste papildomas, tai yra papildomas rankinis bagažas, nusipirkti sėdėjimo vietą. Mes dėja jokių paslaugų parduoti negalime. Bilietai yra išduodami 3 dienas prieš išvykimą, o vardo keitimas yra galimas dieną prieš iki 19 valandos. Taip pat dar pamiršau paminėti, kad registracija oro uoste yra nemokama. Matote Kipro kurortų žemėlapį, kaip yra išsidėstę, tai čia yra oro uostas, Pafosas yra toliausiai nutolęs regionas, Larnaka yra apie 7-10 km nuo
oro uosto, tai tikrai pervežimai netrunka ilgai. Toliau eina Ayanapa ir šalia jos Plataras. Pradėkime nuo Larnakos. Tai kaip minėjau, automobiliu, jeigu važiuoti savarankiškai, užtrunka apie 15 minučių, o paplūdimiai yra smėlio arba smulkų žvyro ir visi yra viešieji. Jie yra nemokami viešieji, tačiau jeigu norite įsinuomoti gultą arba saulės skėtį, reikėtų susimokėti papildomai. Anksčiau būdavo kainos už kiekvieną dalyką po 2,50 € ir tai yra neribota. Tai būdavo, kad visą dieną, tarkim, pasiemi saulės skėtį ir gultą ir sumoki 5 €. O pati Larnaka yra miestas pietinėme Kipro krante, vos 10 km nuo Larnakos oro uosto, kuris yra didžiausias šalyje. Čia gyvena apie 52 000 gyventojų, o miesto plotas yra apie 303 kvadratinius kilometrus. Tai bus. Ne, aušra, negalima užsiregistruoti patiems, kadangi neturėsite to passenger name record. Kadangi yra tas blokas vietų, tai reikės patiems užsiregistruoti oro uoste. Vardo keitimo kainą galėsiu jums į šitą klausimą atsakyti šiek tiek vėliau. Pirmasis mūsų viešbutis esantis Larnakoje yra Flamingo Beach Hotel, tai yra 3 žvaigždučių viešbutis, ganėtinai geras, neseniai renovuotas, šviesus ir jaukus. Ant stogo, kaip matote, yra baseinas, o pro viešbučio langus atsiveria puikia panorama į jūrą, į paplūdimį ir prie pat to viešbučio yra oro uostas, todėl matysite labai gerai nuo stogo leidžiantis lėktuvus. Tai yra geras pasirinkimas suaugusiems ieškantiems bed and breakfast apgyvendinimo ant jūros kranto. Sun Hall Hotel 4 žvaigždučių viešbutis yra pačiame Larnakos centre, prie žymiojo Finikudės Beach. Tai Finikudės Beach ir Finikudės promenada yra tiesiog ilga gatvė pėsčiųjų, kuri yra apsodinta palmėmis ir yra prie pat jūros. Toje gatvėje įsikūrė labai daug restoranų ir kavinių, todėl tikrai viskas yra ranka pasiekiama. Maitinimo tipas šiame viešbutyje yra BBHB arba full board. Ir taip pat siūlo viešbutis treniruoklių salę, diskoteką, Wi-Fi ir sauną nemokamai. Kitas mūsų regionas yra Ayanapa. Pervežimas iš oro uosto, jeigu keliauti savarankiškai, truktų apie 40 minučių, tačiau grupinis pervežimas gali trukti šiek tiek ilgiau. Paplūdimiai irgi yra viešieji, smėlio arba smulkų žvyro. Nuoma skėčių ir gultų visiškai ta pati, kainos visur vienodos. Tai yra vienas žymiausių Kipro kurortų, turi gražiausius paplūdimius, uolėtus krantus. Šiaip Ayanapa yra toks labiau miestas linksmybėms, kadangi čia yra orientuota tik tais į viešbučius, barus ir klubus, tad tikrai norintis papramogauti, rekomenduojame vykti būtent šį kurortą. Zoe Hotel 4 žvaigždučių viešbutis yra vos 450 metrų iki Ayanapos centro. Atstumas iki paplūdimio yra trečioje linijoje 900 metrų, tačiau iki kiekvieno paplūdimio Ayanapos miestelėje kursuoja viešasis transportas. Booking.com platformoje šitas viešbutis turi 9,1 žvaigždutės vertinimą. Labiau sakyčiau, gal primena apartamentus, tačiau yra jaukus, nedidelis viešbutis. Ir An Beach Hotel 3 žvaigždučių viešbutis yra pastatytas ant jūros kranto, tačiau turi uolėtą įėjimą į vandenį. Iki miestelio centro yra apie 500 metrų. Paplūdimio gultai ir skėčiai irgi yra už papildomą mokestį, kadangi viešbutis neturi savo privataus paplūdimio. Šiaip apibendrinus, tai yra geras
viešbutis už kainos ir kokybės santykių. Paul Marie Hotel Apartments tai yra butikiniai apartamentai 3 žvaigždučių, turi nedidelį baseiną. Tai yra paprasto apgyvendinimo tipo apartamentai, įsikūrę pačiame Ayanapos centre, tačiau iki artimiausio paplūdimio yra apie kilometrą. Tai yra gera opcija norintiems daugiau laiko praleisti Ayanapos kurorte, patirti tą naktinį gyvenimą, bet neužsibūti ilgai viešbutyje. Bellini Hotel Apartments 3 žvaigždučių viešbutis. Tai yra švarus ir paprastas viešbutis, neseniai renovuotas. Iki paplūdimio yra apie 500 metrų. Tačiau vis tiek rekomenduojame šį viešbutį rinktis tiems, kurie labiau nori pakeliauti po Kiprą ir aplankyti Ayanapą, bet ne visas dienas praleisti viešbutyje. Abacus Suites 4 žvaigždučių viešbutis, tai yra gražiai renovuoti butikinės stiliaus apartamentai arti centro, labiau skirtas poroms, kadangi maitinimo tipas yra tik half board arba all inclusive. Čia nėra jokių pramogų ar vandens kalnelių, todėl vaikams nerekomenduojame. Booking platformoje jisai yra įvertintas 9,2 žvaigždutėm. Ir Abacus Suites svečiai gali naudotis An Marija Beach restoranu ir spa centru už papildomą mokestį. Tasija Maris Beach Hotel and Spa. Tai yra adults only 16 ir daugiau metų principų veikiantis viešbutis. Yra įsikūręs 2 km iki kurorto centro, tačiau pastatytas pirmoje linijoje ant pačio paplūdimio kranto. Visas naktinis gyvenimas čia yra pasiekiamas ranka, labai yra arti visų barų ir klubų. Puikia lokacija, kambariai yra švarūs, modernus ir patogus, o paskaičius atsiliepimus tikrai rasite gerų apie personalo paslaugumą. Taip, iki kurorto centro yra apie 2 km, tačiau kursuoja autobusai. Sekantis viešbutis yra Limonaki Beach Hotel 4 žvaigždučių viešbutis, turi modernius baldus ir interjerą, pusryčiai gausus. Viešbutis siūlo didelį pasirinkimą a la carte restoranuose. Maistas būna kasdien skirtingas, todėl tikrai keliautojams nenusibos. Viešbutis yra labai patogia lokacija, kadangi yra prie pat jūros ir vos 500 metrų iki Ayanapos centro. Ir čia skėčiai ir gultai baseino zonoje yra nemokami, baseino zonoje, tačiau jau paplūdimyje jie yra mokami. An Marija Beach Hotel 4 žvaigždučių viešbutis įkurtas pačiame Ayanapos turistų centre priešais žymųjį Nisi paplūdimį. Jeigu pasidomėsite, tai Nisi paplūdimys yra vienas žymiausių, vienas gražiausių visame Kipre. Vieta tinkanti tiems keliautojams, kurie nori patirti Ayanapos ir Kipro kultūrą, pasivaikščioti po tos paplūdimius, kadangi paplūdimiai yra visi vienoje juostoje, nereikia lipti į jokius kalnus ir panašiai. Ir tas Nisi Beach yra gal pusvalandis kelio nuo žymiojo Love Bridge. Tai yra viešbutis puikios kokybės ir kainos santykio. Maitinimo tipas yra half board arba all inclusive. Ir gultai ir skėčiai paplūdimyje yra taip pat už papildomą mokestį. Nisi Blue Beach Resort 5 žvaigždučių viešbutis įrengtas ant balto smėlio paplūdimio, turi prabangius sodus ir vaizdas į jūrą išties yra labai geras. Taip pat viešbučiui priklauso spa centras, kuris siūlo begalę įvairiausių spa procedūrų. Turi 2 baseinus, vieną lauko ir vieną vidaus, o vidaus baseinas yra šildomas. Tekantis mūsų kurortas yra Protaras, visai šalia Ayanapos. Pervežimas iki Roso truktų apie 50 minučių keliaujant savarankiškai. Paplūdimiai irgi yra smėlio arba žvyro, visi viešieji. Kraštovaizdžiu jis yra panašus į Ayanapą, kaip matote iš nuotraukų.
Protaras gali pasigirti savo žydromis pakrantėmis ir gražiausiais smėlio paplūdimiais. Pirmasis viešbutis yra TT Hotel Apartments 3 žvaigždučių. Tai yra ekonominės klasės viešbutis, tačiau puikiai vertintas klientų. Miesto tipo viešbutis turintis mažą teritoriją, o perėjus gatvę viešą paplūdimį. Tinkantis yra šeimos poilsiui. Paplūdimis, kaip minėjau, viešasis, smėlio žvyro, rankšluosčiai, gultai ir saulės skėčiai yra už papildomą mokestį. Silver Sands Beach Hotel 3 žvaigždučių viešbutis, tai yra įkurtas šalia plataus paplūdimio, naujai renovuotas. Teritorija yra nedidelė, bet apibendrinus tai yra geras 3 žvaigždučių viešbutis, tinkantis ramiam poilsiui su šeima. Taip pat viešbutis turi nemokamą privačią parkavimo aikštelę. Jeigu norėstumėt nuomotis mašiną, ką aš labai rekomenduoju, norint aplankyti visą Kiprą, tai tikrai bus jums privalumus. Seagull Hotel Apartments 3 žvaigždučių viešbutis, tai yra paprastas apgyvendinimo tipas, tik keletas minučių iki kurorto centro. Iki paplūdimio yra apie 250 metrų ir tinkantis yra poroms. Taip pat viešbutis siūlo biliardą, nardymo centrą, teniso kortus, viską už papildomą mokestį. Flora Hotel Apartments, tai yra ekonominės klasės viešbutis tinkantis ramiam šeimos ir porų poilsiui. Gera vieta tiems, kurie nori būti kurorto centre, tačiau neišleisti daug pinigų. Booking.com platformoje yra įvertintas 8,2 žvaigždutėm. Biliardas, skalbykla yra siūloma už papildomą mokestį ir viešbutyje apartamentai yra įrengti kartu su virtuvėle ir privačiu balkonu. Adelaide Bay Hotel 3 žvaigždučių viešbutis, tai yra geras viešbutis skirtas šeimoms, kurios ieško biudžetinio stiliaus viešbučio, turi labai didelę teritoriją. Kambariai nėra labai jauni, tačiau viešbutis yra tvarkingas. Iki kurorto centro yra apie 15-20 minučių, o atstumas iki paplūdimio 350 metrų. Cokos Hardens Hotel 4 žvaigždučių viešbutis, tai yra vienas iš garsiai žinomo Cokos viešbučių tinklo viešbutis. Yra geras pasirinkimas šeimoms, kurios ieško gero kainos ir kokybės santykio. Smėlio paplūdimyje gultai ir skėčiai yra už papildomą mokestį. Ir šitas viešbutis taip pat turi nemokamą automobilių stovėjimo aikštelę. Perielikonos Villas Beach Resort 4 žvaigždučių viešbutis. Labai geras resortinis pasirinkimas, sakyčiau, netgi vienas iš prabangesnių. Puikiai tinka suaugusiųjų viešnagiai, šalia labai gero ir tvarkingo paplūdimio. Turi nemokamą stovėjimo aikštelę viešbučių teritorijoje, nemokamą bevielį Wi-Fi ryšį. Golden Coast Beach Hotel 4 žvaigždučių viešbutis. Tai yra labai geras pasirinkimas šeimoms su vaikais, šalia gerą paplūdimio, kadangi yra viešbutis pirmoje linijoje, tačiau iki kurorto centro yra apie 4 km. Turi daug patogumų, taip pat ir vaikų klubą, puikų koralinį rifą, tad tinka tikrai tiems, kurie nori aktyvaus poilsio, tačiau ir šeimoms. Blue Ivy Hotel 4 žvaigždučių viešbutis yra įsikūręs 1,5 kilometro iki kurorto centro, 3 linijoje. Yra tinkantis poroms, kadangi labai vaikams šių pramogų ten nėra. Smėlio paplūdimyje gultai ir skėčiai yra už papildomą mokestį, o taip pat viešbutis turi spa centrą, kur siūlo įvairiausias spa procedūras. Crystal Springs Hotel 4 žvaigždučių viešbutis yra nutolęs apie 5 km iki kurorto centro, tačiau prie pat jūros, ant jūros kranto. Tai yra puikus pasirinkimas ramaus poilsio mėgėjams. Yra baseinas atskiras vaikams su vaikų zona. Maitinimo tipas yra Halborg arba All Inclusive. Ir viešbutis siūlo nemokamą automobilių stovėjimo aikštelę, garinę pirtį, sauną ir kūno priežiūros procedūras. Konstantinas The Great Hotel 5 žvaigždučių viešbutis.
Tai yra šeimos poilsiui skirtas viešbutis kurorto centre. Netoliese yra labai daug gausų parduotuvių, barų ir restoranų. Viešbutis yra pirmoje linijoje ir maitinimo tipas half-board arba ultra all-inclusive. Sekantis mūsų regionas yra Pafosas. Tai yra visiškai kitoje pusėje oro uosto, negu buvo Larnaka, Janapa ir Protaras. Tai yra labiausiai nutolęs kurortas, tad iki šio kurorto važiuoti užtruks apie 1,5 valandos savarankiškai. Paplūdimiai taip pat yra smėlio ir žvyro, visi viešieji, gultai, skėčiai ir rankšluosčiai yra mokami. Pafose Apostolų Pavlo aveniu yra žymiausia ir lankomiausia gatvė. Taip pat čia galite pamatyti žymųjį gamtos paminklą, tai yra uola vandenyje, iš kurios pagal graikų mitologinės legendas išėjo gimusi Afroditė. Pafos Gardens Holiday Resort 3 žvaigždučių viešbutis yra nutolęs apie 3 km nuo kurorto centro. Iki paplūdimio yra apie 350 metrų. Tinka šeimoms poroms, kadangi vaikų klubų ar atskirų vaikų baseinų, vaikų klubo neturime, tačiau yra vaikų baseinas. Tai yra geras kainos ir kokybės santykis šeimoms. Bazilika Holiday Resort 3 žvaigždučių viešbutis, tai yra gan paprastas 4 žvaigždučių viešbutis. Vos 250 metrų iki artimiausio paplūdimio. Viešbutis tikrai yra geras ir kokybės santykis neišrankiems keliautojams. Visai netoli kurorto centro, tad norintis pamatyti Pafosą labiau patirnėti tikrai turės tokią progą. Apostolo Holiday Village Water Park Resort 4 žvaigždučių viešbutis yra puikiai tinkantis šeimoms su vaikais, kadangi turi atskirą vaikų baseiną, vandens kalnelius, taip pat žaidimų aikštelę ir vaikų klubą. Tikrai rekomenduojame visoms šeimoms, kurios ieško patikimo 4 žvaigždučių varianto. Teritorija nėra didelė, tačiau viešbutis aprūpintas visko, ko gali prireikti mūsų keliautojams. Azija Resort & Spa 5 žvaigždučių viešbutis, tai yra geros kokybės 5 žvaigždučių viešbutis, skirtas suaugusiems ir poroms. Turi didelį spa centrą. Pats viešbutis yra labiau orientuotas į spa procedūras. Tai čia siūloma sauna, sūkurinė vonia ir kitos procedūros. King Evalton Beach Hotel 5 žvaigždučių viešbutis yra pastatytas ant jūros kranto. Siūlo skoningai įrengtus kambarius su kondicionieriais, vandens parku, vidiniais ir lauko baseinais. Svečiai gali apsilankyti viešbutyje esančiame spa centre. Taip pat turi treniruoklių centrą, teniso kortus ir mini futbolo aikštelę. Ir pastatytas visai neseniai 2014 metais. Na tai tiek apie viešbučius. Iki kovo 28 dienos turite puikią progą pasinaudoti saldus kaip medus pasiūlymu. Rezervavę kelionę gausite papildomai iki 2% komisinio atlygio. Taip pat turėsite galimybę atlikti kelionės pakeitimus. Tai yra vieną kartą be papildomo mokesčio pakeisti viešbutį, datą, kambario tipą arba trukmę. Taip pat turėsite galimybę keisti keliautoją iš rezervacijos, bet svarbiausia, kad būtų iki kelionės 14 dienų likę ir bent vienas keliautojas toje rezervacijoje išliktų tas pats kaip ir pirminėje versijoje. Kitos sąlygos apmokėjimas yra 10% pradinė įmoka per 2 darbo dienas, o likusi suma ne vėliau kaip 14 dienų iki išvykimo. Turime, kaip ir minėjau pradžioje, puikią mūsų paslaugą, tai yra Džainap asmeninis gidas. Keliautojai kelionės metu kylant problemams ar klausimams galės kreiptis tiesiogiai į mus ir mes atsakysime į visus rūpimus klausimus.
dirbame kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 9 vakaro, aptarnaujame lietuvių, latvių, estų ir anglų kalbomis. Kas dar nėra matęs būtent šito JNAP asmeninį gidą, galite nuskanuoti šį QR kodą ir pabandyti bendrauti patys su gidu. Taip pat kviečiame prisijungti prie Facebook grupės, kurioje rasite visą naudingą informaciją apie išankstinius pardavimus, nuolaidas skirtas agentams. Taip pat, kaip ir baigėme mūsų webinarą, dėkoju Jums labai už dėmesį. Jeigu dar turite kažkokių klausimų, tai kreipkitės, o aš Akvilei atsakysiu dėl kainos dėl vardo keitimo kainos asmeninę žinutę. Štai Edita nusiuntė nuorodą, kur galite prisijungti prie tos grupės esančios Facebook'e. Tikrai daug yra naudingos informacijos agentams. Dėkoju dar kartelį, kad susirinkote. Jeigu kils klausimų, galite man parašyti asmeniškai arba čia į mūsų bendrą pokalbį. Webinaro video yra įrašomas, tai bus įsaugotas, vėliau galėsite jį dar kartą peržiūrėti. Akvilė, kuri klausė klausimą dėl vardo keitimo, tai vardo keitimas yra nemokamas iki 3 dienų, 3 dienas iki kelionės. Tačiau jeigu tai reikės padaryti jau likus mažiau negu 3 dienom, galėsite keisti vardą šiaip oro uoste, kadangi ten yra bilietų ofisas, jisai jums pakeis. O dėl kainos, jeigu mažiau negu 3 dienom dar neįsiaiškinau, tai vėliau parašysiu.